Ir dabar žiūrėk. Dar, reikia, dar kartą aiškiai. Gerai, va taip. Sakyk, Jonai, ar tau rungtynės su ekranu yra ypatingos, išsiskiriančios iš kitų? Iš tikrųjų, taip pasižiūrėjus, šiuo metu taip, tai yra išskirtinės rungtynės, kadangi tai yra, vieni iš pagrindinių favoritų ir dabar tai praktiškai vyksta kova dėl pirmosios vietos. Kitu atveju, jeigu varžovas kažkuris kitas būtų stipresnis ir jisai kovotų dėl pirmos vietos, tai būtų su juo pagrindinės varžybos. Taip kad kažko išskirtinio, šiaip jau, principinių požiūrių nėra. O labiau tą susidomėjimą skatina vyrų kova aikštėje ar tai, kas vyksta aplink futbolo, tai yra pietų ketvirtosios garsinė dvikova su pirmąja armada? Na, galbūt, žinoma, tarp fanų kažkokia akistata ir, žinoma, komandų lygiai aukštesni negu kitų komandų ir tai tiesiog suteikia didesnį postumį į priekį visos kovos. Aplinkui mūsų yra labai daug sniego. Kaip manai, ar tokie orai turės kažkokios įtakos tiek kovai aikštėje, tiek mūsų palaikymui tribūnoje? Pirmiausia, tas sniegas tai daugiausiai jau gali niokoti moralę dėl to, kad jis užknyso juodai. bet šiaip, man atrodo, žaidėjai, jie žaidžia tokiomis pat sąlygomis ir ten ar daugiau ar mažiau to sniego rezultatui tas neturėtų daryti įtakos, nes ne su Afrikos komandom žaidžiam. Galbūt gali susirinkti apskritai stadione mažiau sirgalių negu per šiltus orus, o šiaip tribūnai, tai jeigu ištikimiausi fanai, tai tikrai ateis į rungtynes. Dėkoju, Martynai. Kalbiname centrinės ištikimą lankytoją Rūtą. Sakyk, Rūta, kaip vertini pirmąjį rungtynių kėlinį? Galėtų būti ir geriau, bet manau, kad antrajame kėlinyje tikrai Žalgiris įmuš įvartį, nes jisai bręsta. Pašalio žaidėjai kažkaip nelabai. Ekranas išvis, man atrodo, beveik nieko nesukūrė. Kaip visada labai taip tvarkingai žaidžia gynyboj, bet tikrai priekyje šiandien, pasakykim. Sakyk, kuri Žalgirio komandos grandis labiausiai įsiminė pirmajame kėlinyje? Sakyčiau, saugų grandis, krašto saugų grandis, nes tikrai labai gražios atakos buvo ir atakojimas kraštais man labiau patiko negu polimas. Polimas yra šiek tiek silpnesnis negu visi kiti. O kaip pati atmosfera stadione, ar šaltukas netrukdo žiūrėti rungtynių? Ne, galėčiau prisijungti prie pietų ketvirtos, kad sušilčiau, bet manau nesušalsiu ir čia turiu ką šildo. O ar girdisi pietų ketvirtosios palaikymas, ar prisideda prie atmosferos kūrimo? Žinoma, girdisi ir suteikia tokią atmosferą, norisi patiems palaikyti ir, žymiai geriau, kai yra tokie žmonės, kurie stengiasi dėl Žalgirio. Žinokit, ateidamas čia galvojau, kad iš vis nieko nebus, nes labai šalta ir pats galvojau, kad eit, nors čia gyvenu iš vis šalia. Bet pagalvojau, blemba, reikia nueiti, paliubom, reikia nueiti ir atėjau ir čia daug ganėtinai žmonių, aš tikiuosi, kad kai atšils, tai iš vis bus 3 gubai daugiau žmonių ir bus dar linksmiau, nes tikrai labai pozityvu.
Su pergalė tokia svarbia. Pasidalink įspūdžiais apie rungtynės. Įspūdis puikus, po pirmo kėlinio, kol nebuvo golo, buvo kažkas tokio, atrodo lyg ir palaikymas netoks, bet kai įmušiant, kažkas tokio, užšokau ant šito visas, paimtas euforijos. Neįmanoma atpasakoti to jausmo, kuris mane buvo tada užklupęs.